Sveiki, gerieji žmonės, draugai ir nedraugai. Šiandien būsiu nepopuliarus, pasakyčiau netgi labai nepopuliarus. Aš noriu trumpai pasidalinti savo mintimis apie tą įvykį Kaune, kur buvo sugautas tasai merginų žudikas. Tai dabar pasakysiu toliau, kreipiuosi tik į protingus ir mąstančius žmonės, bet vis vien pasakau, kad aš tikrai ne už žudymą, aš tikrai ne už nusikaltėlį ir iškrypėlę slėpimą arba gynimą, bet žiūrėkit, jeigu, gerbiami kauniečiai, būtumėt jūs atvarę lasdomis policiją ir privertę tai padaryti, aš būčiau plojęs, atsistojęs. Dabar kas tas vargšas žmogus? Tikiu, kad jis pakaltinamas ir stos prieš teismą. Ir galbūt netgi bus nuteistas, nors jis yra socialiai artimas konservatoriams, elementas socialiai artimas pagal savo elgesį. Va. Kitas dalykas, tie vaizdai visi, numatot, pas mus dažnai draudžia ir saugo mūsų duomenys nuo mūsų pačių, ypač nusikaltelių duomenys. Tas tikrųjų veidų, minė sudaužo tą žmogelį, ką žinau, čia tokie daugiau primena šariatą. Sakykime, nusipelnė žmonės jaudrinti, čia tos visos policijos neveiklumą panašiai. Bet jūs nepamirškit, kad yra ir priešininkai, oponentai, tie, kurie įgins. Įdzelis su šauliais. Tai tasai Bartkevičius, kuris čia visus dabar iš Izraelio grasinasi mušti ir žudyti. Tai tasai dar vienas, kaip jisai, kur čia tą namą Kaune turi ir važinėja, dabar ramus, tiesais mandagiai kalba, bet irgi tas idėjo, kaip jis, Jasiukevičius, va. Jiems reikia tik tai menko tokio, va. Ir jie taip pat pasiruošę taip elgtis su mumis. Tai vėlgi aš nenoriu pasakyti, kad negerai, ten žmonės darė kažką, tiesiog apie tą euforiją aš norėjau, kad kitas atvejis neatmetama, kad jis bus išteisintas, pripažintas neveiksniu arba nuteistas tik simboliškai. Aš primenu, kad toks elgesys yra artimas konservatorių partijai, jis socialiai artimas elementas konservatorių, tai partijai. Tai mano klausimas, ar jūs pasiryžę taip pat tokią pat minę ir su lasdomis ir su visko apsupti teismą ir pasiekti teisingumą? Nes matot, čia tik tai menkas pirmas žingsnelis. Dar aš labai viliuosi, kad nenukentės tie žmonės, kurį ten nufotkino įkėlę ar kurie jį ten mušė. Tai labai viliuosi. Bet bijau, kad visko gali nutikti. Tai vat, iš tos euforijos, sakau, vat palaukim, kaip sakė, viščiukus skaičiuoja rudenį. Palaukim, ką pasakys, norės kitais neteisėsauga. Pas mus dabar yra represiniai organai, tarnaujantis režimui, ką tie pasakys. Kaip bus su teismu, ką sakys prokuroras. Ir tada pamatysim žmonių ryžtą kovoti, nes vienas dalykas ten apspardyti, tegu su peiliu ginkluotą ar ten su dujų balionėliu vargšą psichopatą, nes jis psichopatas bet kuriuo atveju. Sakau, ar jis bus pakaltinamas ar ne, čia kitas klausimas, jis psichopatas, nes sveikas žmogus taip nedaro. O kitas dalykas stoti prieš režimo kariauną, kur ten matėt Gražulio teisme arba vadinamą Kriaušių byloje atvažiuoja ginkluoti kovinės šoviniais. Policininkai sunku pavadinti, be kiaušiai eunuchai, bet jie ginkluoti. Tai vat, tiesiog pagalvokime apie tai, nenoriu nieko menkinti, įžeisti ir panašiai, bet ta euforija man pirmiausia ankstyva, antra truputį ne vietoje. Nežinau, čia mano nuomonė iš tikrųjų. Taip, kad priimkite taip, kaip jums patiko. Ačiū. Gero savaitgalio.